Ok, sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, Easy SEO agentūra. Parinkau keletą įdomesnių naujienų apie tai, kas vyksta SEO ir reklamos pasaulyje. Pradėsim nuo to, kad Google kovo mėnesį išleido Google algoritmo atnaujinimą. Taip, atidarysim, čia yra informacija iš Google, kad kovo 13 dieną buvo pradėtas algoritmo atnaujinimas ir 27 dieną algoritmo atnaujinimas pasibaigė. Jeigu jūs pastebėjote, kad labai pagerėjo ar labai pakrito pozicijos arba pagerėjo srautas, organinis srautas iš Google arba kaip tik pakrito, tai gali būti dėl to, kad buvo išleistas, per tą laiką buvo išleistas Google algoritmo atnaujinimas ir jeigu tinklapis nukentėjo, įdėsiu į YouTube aprašymą nuorodą į rekomendacijas, ten yra Google atstovų rekomendacijos, ką reikėtų daryti tokiu atveju, jeigu tinklapis nukentėjo nuo Google algoritmo atnaujinimo. Taip, judam toliau. Viena irgi iš įdomesnių naujienų yra tai, kad Google pripažino, iš dalies pripažino, kad brandinės paieškos yra vienas iš reitingavimo signalų. Brandinė paieška yra tai, kad brandinė paieška būtų tai, kad jūsų tinklapis yra ieškomas pagal prekės ženklo, pagal jūsų įmonės pavadinimą arba pagal tinklapio pavadinimą. Ir kaip parašė Google atstovas X platformoje, tuoj galėsim čia padidinti, kad jie nepripažino, kad tai yra tiesiogiai reitingavimo signalas, bet kaip čia parašyta, koreliacija yra. Ir tai nėra apie tai, kad Google nori suteikti kažkokią privilegiją dideliems prekės ženklams, bet pagrindinė žinutė, kad Google nori, kad visi, sakykim, kas nori pagerinti savo poziciją, žinotų, kad Google stebi, ar tinklapis yra ieškomas pagal savo pavadinimą ir čia vėlgi ar jis yra cituojamas, štai čia yra parašyta, if people are directly searching for you, jeigu ieško jūsų tinklapio, jūsų brando, cituoja, mentioning, ir pavadinkim taip, vartoja tą turinį. Jeigu kiekvienas atsakymas būtų taip, kad vartotojai leidžia laiką tinklapyje, ieško jūsų prekės ženklo ir cituoja, tai reiškia nuorodas, suteikia, arba šiaip yra pacitavimas jūsų prekės ženklo be nuorodų, tai irgi būtų kaip mentioning tokiu atveju. Tai būtų labai geras reitingavimo arba stiprus reitingavimo signalas Google algoritmai. Ir pateikė pavyzdį, kad jeigu yra 150 000 receptų, kaip pagaminti vištieną, Google reikėtų išskirti 10 rezultatų į pirmą puslapį, kad Google norėtų, kad tas tinklapis būtų ieškomas. Ir pagrindinė žinutė, kad it's not about size, bet ar pats brandas yra žinomas, prekės ženklas yra žinomas. Ok, galim judėti prie kitos žinutės. Beje, jeigu nežinot, kas yra, arba norit daugiau sužinoti, kas yra GBP profilis, irgi aprašyme bus nuoroda ir čia kažkur ekrane pridėsim apie tai, kas yra Google Business Profile. Gerai, judam toliau. Dar viena naujiena yra apie tai, kad čia Search Engine Land parašė apie tai, kad Google pašalina 240 milijonų atsiliepimų iš Google Business profilio. Kas yra Google Business profilis? Priminsiu, tai yra Easy SEO, čia kaip pavyzdys Easy SEO, jeigu yra ieškoma įmonė, prekės ženklas, štai čia po dešinę atsiranda verslo profilis. Kaip rašo Search Engine Land, kad buvo Google informavo apie tai, kad pašalino 240 milijonų atsiliepimų, kad buvo pašalinta 70 milijonų redagavimo ir buvo pašalinta 12 milijonų fake profilių. Tai jeigu jūs pastebėjote jūsų Google Business profilyje, kad sumažėjo atsiliepimų, tai gali būti dėl to, kad Google labai aktyviai įsijungia į išvalymą, pravalymą nuo spamerių ir pajungia tam dirbtinį intelektą, būtent čia yra Gemini. Ir kas dabar atsitiko, kiek man teko domėtis, per forumus labai daug žmonių skundžiasi, kad
Google atstovai nespėja dabar tvarkyti su skundais ir jeigu jūs parašot skundą, sakykime, užpildot formą, kad peržiūrėtų jau žmonės, ne robotai, gali būti, kad reikės laukti kelis mėnesius, nes tiesiog yra labai didelis srautas skundų Google veiksmams, nes nukentėjo ir realūs verslai ir tarp tų 240 milijonų fake reviews, fake atsiliepimų buvo pašalinta nemažai ir gerų tinkamų atsiliepimų. Ok. Viena iš įdomesnių naujienų yra tai, kad čia rašo apie tai Roundtable, kad Google testuoja kuponus Google Business profilyje. Aš patikrinau, nemačiau dar, turim ne vieną profilį, nemačiau dar pačio kupono, bet kaip rodo screenshotas, jis galėtų būti čia. Jeigu kažkur pastebėsit, būtų neblogai, kad parašytumėt, parašykit komentarą, įdomu, kada tai atsiras, padarykit screenshotą. Gerai, tada dar viena irgi naujiena, kad iš tikrųjų Lietuvai nelabai galioja, bet Google Merchant Center Lietuvoje, kuris Lietuvoje nėra aktyvus, neįmanoma jo naudotis, bet, pavyzdžiui, Lenkijai jis galioja, Amerikoje jis galioja, Anglijai jis galioja. Google Merchant Center pradės traukti informaciją papildomai, kas naudoja pardavimo centrą, pradės papildomai traukti informaciją ir tai bus, štai čia yra sąrašas, kokia informacija ir bus traukiama, socialinė medija bus traukiama automatiškai iš interneto. Jeigu yra skelbiamas kažkokios akcijos arba išpardavimai, tai irgi bus traukiama ir taip pat bus traukiami paveiksliukai ir video iš interneto ir bus priskiriami tam Google Merchant Centrui. Taip, nu ir dar irgi vieną paskutinę žinutę. Čia yra straipsnis apie tai, kad labai daug verslų traukiasi iš TikTok ir perina į Meta reklamą. Gal Lietuvai tai nėra tiek aktualu, bet tai galėtų būti įdomu tiems, kas jau naudoja TikToką ir kas laukia ateityje. Tai, kad traukiasi verslai iš TikToko, reiškia, kad aukcione mažėja reklamos kaina. TikToko aukcione mažėja reklamos kaina. Tiek naujienų šiam kartui. Jeigu tai buvo naudinga, spauskite like ir iki kito karto.